Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, sveiki atvykę į seriją, jo, gegužės mėnos eina link pabaigos, bet žiūriu, kad temperatūra nedidėja. Tai ką, jo, ir skėčių reikia. Atvažiavom, kaip atsimenat, vėl pas elektros darbus ir praeitą kartą su Marso megztiniu buvo. Tai kai atvažiuosi pasiimti BMW, bus jau su BMW žemelėmis. O, netgi taip. Specialiai aš sakiau, žinok, po tavo laidos labai BMS padaugėjo, pas mane vien praktiškai BMS. Nu tai vat, nes kas genda, ką reikia tvarkyti? BMS-us. Atvažiavom daryti daug niuansų elektros darbų, reikia kalibruoti distroniką, šiaip ten reikės ir sužiūrėti, pajungsi kompą, sužiūrėti ten klaidų. Neveikia apatinios žaliuzės. Motoriukas nepajungtas, šiaip reikia viską ištrinti, kad būtų kaip M3, kaip išvažiavom. Tik tai, kaip sakėjau, niuansas su žaliuzė, tai jau čia kažkokia specifika. Tai specifika, tada dar specifika, aš dar pasakysiu, voice atsiųsiu, yra problema. Arba čia reikės, arba aš kažką. Šitas parkas, tu pavažinėsi, tai grybauja, tai negrybauja. Tai grybauja, tai negrybauja. Ir aš nesuprantu, arba jinai čia dėl to, kad distronikas neveikia, jinai nemato kažkaip. Būtent vienas parkas. Būtent šitie laidai buvo lituoti. Nu, aš abejoju. Būna eina dviejų tipų parkai, nebus taip. Nuo G serijos. Čia nuo G serijos ir nuimti. Jo, bet būna dviejų tipų. O kodėl tada iš kitos pusės ne... Irgi nuimta, ne? Tipo, aš visus skaičiau. Okay, tada ir tik vienas... Arba jinai mato aplinkui kliūtį kažkur, tai kažkas ne taip, gal su pakreipimu. Arba adaptacijos gal kokios reikia ir kas matysim. Arba gal pats parkas, tai jeigu jis nenauja, žinai, gali būti ir taip. Bet tai kas aš pabandysiu sukeisti vietom. Supratau. Tada matysiu, ar tikrai parke problemos. Supratau. Trečias dalykas. Įmanoma daryti pastavę? Įmanoma. Tai vat, aš į teisingą vietą atvažiavau. Vat, pas mane daug klausimų. Kur tu europinį, kur tu darai? Čia jau mygtukas yra. Jo. Čia kiniškos europinės lempos. Ir man kaip sakė, kad čia nėra priešuko. Tai vat tokius niuansus. Tai aš surašysiu tau 3 dalykus. Distronikas, priešukas, parkas ir priekinės žaliuzės. 4 dalykai, dėl kurių aš jums sakau. Jūs rašot, aš duodu kontaktą ir tikrai, gal nenoriu sumeluoti, 4 ar 5 minimum buvo parašę ir aš buvau davęs kontaktą. Jie turėjo atvažiuoti, nes ieškojo žmonės ir nebuvo parašę, kad kažkas blogai. Tai Robotas daro savo dalykus gerai. Aišku, jinai nemato jinai daviklių, turiu minėję, čia klaidų daug, šiaip kaip pravažiuosi, čia visokiausių. Emigrancy call system, čia šitas? Taip. Čia pas Amerikos dažnai būna šitas bairis. Aišku, jinai dar nemato ženklų. Taip. Karočiui, tokie niuansai. Stiklą irgi keitė ar ne? Keičiau. Jo, keičiau. Bet kaip ir viskas veikia. Palauk, parkus įjungi, įdomu dabar suveik. Va, matai? Jis iškart rodo raudoną. Ir aš nesuprantu. Tai rodo, tai nerodo. Ir jeigu reikės, paskambinsi, aš gal nulėksiu kur nors parką nupirksiu. Tada čia kas vienintelė klaida variklio yra dėl tų žaliuzių. Tai kai žaliuzės ten, jinai skundžiasi ant viršutinės žaliuzės, skundžiasi ant apatinių žaliuzių. Viršutinės važinėja, veikia, atsidaro, užsidaro, o apatinių jų tiesiog nėra. Dėl to, kad M-Look, aš varikliuką, jeigu tu pasakysi, kad tau reikia varikliuko, aš jį atvešiu. Aš buvau jį pajungęs, jis veikia, bet jis turi tokį... Jis turi jis kai gauna atramą, jis sustoja ir jis susikalibruoja kiekvieną kartą. O kai aš matau pajungęs ir neduodu jam atramos, jis sukasi ir išmeta klaidą. Gal geriau netgi būtų su varikliu, kur aš prihimičinčiau kažkokią ten atramą kažkas. Bet man pasakojo žmonės, kurie darė šitas mašinas. Tiesiog sako, nesugalvos, išprogramuoja apačią, kad jis netikrintų. Čia kaip žinai, būna patikra, nežinau, lempučių patikra. Vos ne taip, kad jis netikrintų ir viskas. O visa kita, gazuojasi, važiuoja, valgo beveik kiek, daugiau negu M3. Daugiau, jinai valgo 20-25. Aš tau surašysiu visą sąrašą ir kaip mes praeitą kartą su tavim irgi ten daug nereikia, bet
sutvarkai nufilmuoji, kažką minimaliai. Ir aš atsimenu, pokalbis jums patiko, kai išaiškino irgi patiko, tai mes būtinai įdėsim darbų eigą, ką darė, kaip darė ir aš patikiu automobilį ramiai, nes M3 sutvarkė belė kaip ir su ją bus informacijos, bet automobilis važiuoja be jokių problemų. O šiuo metu mes baigiam, girdėjo darbų sąrašą, renkam manatkas ir važiuojam toliau į seriją. Tai ką, kol atidavėm mes BMW, aš jums parodysiu vieną pirkinį, kurį nepardavinėsiu ir su kuriuo važinėsiu visą vasarą kaip minimum, iki rugsėjo mėnesio. Man reikalingas buvo darbinis arkliukas. Paėmiau pinigų iš biudžeto, 350 eurų. Jūsų dėmesiai Ford Galaxy 2006 metų, 305 eurų, 1.996 kW, 6 bėgių, su gan gerom padangom. Taip, slenkščiai yra palankstyti, jeigu labai stipriai durt, gal ir pradursit. Taip, kėbulas turi tokių niuansėlių. Kėbulas taip maždaug atrodo. Manau, nepraradau pinigus, nes pas mus yra kablys, kaip matot, o kablys man labai stipriai reikalingas, kad pervežt kokį vandens mocą. Taip pat jis yra nemažas, jis yra 7 vietų ir kas visą laiką su niuansais, ne visi turi 7 vietų salonus, o čia visos sėdynės vienodos, tai reiškia komplektacijai 7 vietų, tai reiškia ir dokumentuose jis bus 7 vietų. Tai irgi pliusas, tik reikia pagalvoti, kur įmest šitos sėdynės, padėt, kad jie gulėtų, kaip sakoma, ant tos juodos dienos. Kai reikės užkabinti kablį, vandens motociklą ir su draugų kompanija išvažiuoti kur nors prie ežero. Žiūrim toliau, su ratlankiais šikiais tokiais, nėra baisus, lubos niekur nenukrytę, kažkokių problemų aš irgi nematau. Yra niuansų, kuriuo atvažiavom tvarkyti, karts nuo karto suveikia kondicionierius, buvau dapilęs sistemą, 50 eurų sumokėjau, tai šaldo, tai nešaldo. Tai šaldo, tai nešaldo. Matyt, ar avarinį režimą įjungia. Iš pradžių užkuri, viskas kaip ir tvarkoja, šaldo, praeina 5-7 minutės, pradeda nebešaldyti. Skaitysim klaidas, žiūrėsim. Antra problema – kulisa. Pirmas ir atbulinis bėgis jungiasi labai sunkiai. Tada eina šitą mygtukų konsolę. Tai kaip matot, priekiniai langai atidaryti ir neuždaryti, o tai reiškia, kad mygtukai irgi neveikia. Ir kažkur vienas paipas interkulerio ar atsikabinės, ar prakiūrės, irgi reikės pasižiūrėti, nes girdisi kaip išpučia orą. Trumpas epizodas, manau iki 10 minučių. Pasižiūrėsim, kaip jis ten pakaboj. Fordukas, bet galit mane pasveikinti. 6 bėgių, dizelis, su tiechu beveik 1,5 metų iki rugpjūčio. Gerai, ne pusantro, iki rugpjūčio mėnesio 27 metų. Argi negeras pirkinukas. Ir aš jį, kaip ir sakiau, hebra, rodžiau video jum iš pirkimo vietos, aš jį radau Facebook'e. Tiesiog vieną dieną atsikėliau ir radau. Ačiū mano rėmėjim, dėka jiem aš galėsiu surinkti, jeigu kažkas barškies, jeigu bus kažkokių niuansų su dalim. Važiuojam ant keltuvo, žiūrim, tikėkime, ko reikia, mes sutvarkysim. Pradėsim, manau, nuo lengviausio gal ir rasim paipą prakiurusi paipą. Tai ką, automobilis ant keltuvo, nepraėjo ir 4 minučių. Sužiūrim paipus, sužiūrim žarnelę, tikėkime, kad čia ne kondiškės siurblio. Čia prapūs žarnelę taip normaliai. Aš suprantu, automobilis nenaujas ar ką norėt. 305 eurų kainuojantis automobilis, bet mums reikia sužiūrėti, kur leidžia žarnelę, interkulerio, galbūt kažkur prakiūrus, užkurt, aišku, geriausiai būtų galbūt pagazuot. Leidžiate paliuką, iš viršaus
turbina. Su tokia mašina už 3 eurų aš ramiai. Jeigu šitas video surenka 2,5 tūkstančių laikų, 2,5, aš su šito automobiliu ramiai galėjau padaryti kokias 4 štukos kilometrų, 4,5 į vieną pusę. 4, gerai, 4. Va, iki kiek ten mūsų Lietuvos žvaigždės padarė maksimaliai kilometrų. Nu, tai va, su šito automobiliu už 350 eurų, gerai, PM kondiškę, va, iki 500 eurų šitas automobilis davažiuos 4,5 štukos į vieną pusę ir 4,5 atgal. Be jokių problemų, pamatys. Gerai, dabar ne apie tai, aišku, apžiūriu automobilį toliau. Nėra matyti katalizatoriaus mūsų. Ne čia jis turėtų būti, ne? Nu tikrai ne čia. Čia rezonatorius, o čia jau duslerka. O ten turbina, tai katalizatoriaus jau čia nėra. Seniausiai matyt išpjautas. Dugnas, kaip patys matot. Nu, bais. Nieko nepadarys, čia kažkas jau vyrinta. Pervyrinta. Baks toks didžiulis. Padangos šiokios tokios. Salim blokai lygtais savo vietose. Amortikai. Matosi gal jau net sausi. Jo. Kažkaip varė ir išvarė viską, nėra zapaskės. Zapaskę reikėtų gal su savim paimti dėl viso piktą, bet čia tai supuvę gerai. Einam toliau, blieko savo vietose. Čia gal reikėtų, čia reikėtų šiaip sutepti ir patempti biškį užsukt, nes rankinis labai silpnas. O. Ir man atrodo, kad jinai galbūt net ir užsikurtų, šviežiai atrodo. Kondiškė žarnelės. Man atrodo, čia jų silpnos vietos. Ir vat jaučiasi viena šilta, kita šalta. Tai matyt kažkas veikia, neleidžia. Tai irgi geras dalykas. Tai vairo kolonėlė sausa, tai arba nėra skysčio, arba jinai elektrinė. Arba jai viskas tvarkoj. Tai greičiausiai jai viskas tvarkoj. Bliekos savo vietose. Nu, malonu. Šiaip netoks jau ir lavonas. Čia kažkoks daviklis, kuris matyt nereikalingas. O iš pavarų dėžės. Gal ten tepalo trūksta dėžėj toj. Nors koks skirtumas. Vis tiek jungtų bėgius gražiai. Taip. Salimlokai kaip ir tvarkingi, gal biškiai aišku įtrūkimų turi, bet jaučiu nedidelį vibraciją starto metu, tai greičiausiai viršutinės gal pagalios variklė bus. Taip, nu vat ir daeinam mes iki pasitepalavimo, o čia kažkur interkulerio žarna eina. O, tai greičiausiai kažkur čia ir leis, va viskas šlapia. Manau, problemą pirmą aš radau, bandysiu atsargiai išplauti, sutvarkyti ir tada galima bus eiti prie sekančios bėdos. Pagal tą pirmą diagnostiką, pasakyčiau, už 3 eurų, už 400 eurų. Nėra kol kas taip ir baisu. Tai ką, iš apačios darbai kaip ir atlikti, paipas šiaip netaip sutvarkytas, biškį patepiau hermetikų iš visų pusių. Aišku, žinau, kad nepadės, bet dėl viso pikto. Plius dar praėjau su medviršiu, užfiksavau. Kodėl tai padariau? Nes paipo šiuo metu nėra, o čia jų lyga ir paipai susidėvi ir fiksatoriai jau nebelaiko. Paipas kainuoja gal 3 eurų iš tikrųjų. Bet ardymo daugiau, tvarkymo daugiau. Lietuviška mašina turi būti lietuviška mašina. Gale sutvarkiau rankinį, buvo laisvas. Dabar reikės mažiau, kad... O, vos neatpjauju. Reikės mažiau traukti, kad užtempt rankinį, bet pastebėjau vieną dalyką, kad šitas suportas mažiau ima, beveik neima, o čia stipriau. Tai šitas ratas stabdo stipriau, reikia ardyti žiūrėti suportą, bet šiuo metu, manau, vienas ratas šitam eksponatui užtenka, kad laikytų ir su priekaba, ir su visko. Šiaip atrodo, kad
nesutvarkiau. Bet patikėkit, valandą laiko ir dabar rankinis laikys. Trauks dar labiau negu traukė prieš tai. Kaip matot, aš vėl kilėje. Ir čia aš jau manau eis į sekančią seriją. Liko važiuoti 5 minutės, važiuoju automobilio, nes aš užsiemu automobiliais. Ir net pusę 11 vakaro, o man reikia važiuoti, žiūrėti, lyja, tamsu, bet man tai patinka. Ir dažnai labai aš variantus randu per autogyda.lt. Ir jeigu jūs planuojat kažką pardavinėt, vandens techniką, detalės, tai turėkit omeny, su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat 25% nuolaidos skelbimo įdėjimą. Tai panaudokit mano koduką, jūs padėsit mano projektui gyventi ir savo padarysit neblogą tokią nuolaidą. Tik tiek, pardavinėkit su autogydu, nes tai patogu, lengva ir greitai. Mes judam toliau į seriją pirkti, pardavinėti automobilius. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nedaug dievė, kad jūs patikėjot, kad aš neišardysiu paipo ir padarysiu jį vietai. Deja, aš jau surinku viską atgal, bet įsivaizduokit, kad realiai nuėmiau, viską aš išvaliau. Esmė, kad ant mašinos normaliai neįstatysiu to paipo. Tai aš išardžiau, nuėmiau visą paipą, du jo gabalus, sujungiau normaliai ir viskas. Nu ką, nepraėjo kaip visada ir pusė dienos. Kai automobilis darbinis paruoštas, tai teko skirti dienelę. Kondiškė veikia, traukos yra, paipą sutvarkiau, bėgiai jungiasi, sutvarkiau. Nežinau, kiek laiko, aišku, palaikys, bet kol kas jungiasi. Langus sutvarkiau, dabar tikrinu diagnostiką, nu ir viskas. Ir tokie reikalai, taip, suprantu, nieko įdomaus. Mes šioj serijai pasistengsim nuvažiuoti, apžiūrėti galbūt kokį įdomesnį automobilį ir taip pat jau rytoj greičiausiai mes lėksim paimtam 5PM iš serviso. Tai ruošiamės, daromės, dirbam. Vakar sutvarkiau elektros darbus ir visą naktį galvojau, sudegs, nesudegs, nes labai kaito langų pakėlėjas, tai matyt viskas tvarkoj. Pažiūrim, ar neiškrovė kokio akumo, šviesa dega, raktai nuo M5 ir čia pat Forduko, žiūrim, degimas yra. Langai. O, nu viskas tvarkoj, va. Ne. Ne, O, fu. Per silpnai paspaudžiau mygtuką tiesiog. Blemba, net išsigandau iš tikrųjų. Taip, kondiškę kol kas pučia. Šiandien užklijuosim veidrodį, dabaigsim, padažysim kėbulą ir jau matysim galutinį šio automobilio rezultatą. Bet argi ne faina, va? Su draugais, su kolegom atsisėdai ir važiuoji variantų. Tai tą dabar ir darom, važiuojam reikalais, važiuojam daryti šitą automobilį, kad jis būtų ledas, darbinis arkliukas. Ant jo dar reklamos gal, automobilių supirkimas ir... O, Deividas kaip tik. Kaip supratot, dalių aš atvažiuoju kaip visada į autoaibę su Forduku. Taip, nelabai gražiai atsistojau, nepykit stipriai. Atvažiavom mes nusipirkt klijų, kad užklijuot veidrodį. Tai paimsim klijų ir važiuosim į garažą klijuot. Kodėl aš tam skiriu laiką? Nes ant paprastų klijų neklijuojasi prie stiklo veidrodis. Bandžiau jau, nesilaiko, nuo drebėjimo atkrenta. Tai kažkokių man Darius pasakė, yra specialių klijų autoaibei. Nueinam, paimam ir šiandien automobilis bus pilnai paruoštas. Gerai, prisijungsim jau garažą, kai klijuosiu
stiklą. Kaip ir sakiau, mes esam garaže ir, kaip matot, laidas kaba, o veidrodžio nėra. Mes padarom iškart tvarkingai ir gerai, nupirkau aš klijus, jūs manęs nematot, aš čia vat klijuoju, o klijai iškart išbėgo. Ai, klijai bėga, ai, dar bėga, jop, bėga iš visų p***ų, aš klijuosiu taip. Nežinau, ar prisiklijavo, bet ko stipriau spaudžiu, to stiklas daugiau trukinėja. Jo, aik tu, trukinėja stiklas. 26 sekundės praėjo tik. Klausimas ir atlaikysiu. Aš neturiu jėgų daugiau laikyti. Čiut-čiut, prispausk ir viskas. Nereikia. Ranką įremk, kai to nėra. Gerai. Paliekam. Galbūt laikys. Ką, draugai, mes atvažiavom žiūrėti automobilio. Jeigu atsimenat, ne taip seniai aš turėjau juodą Lexus IS 300PM. Tai vat šiuo metu mes atvažiavom žiūrėti Lexus IS 300PM, tik ne 7 metų, o 11. Ir biški gražesnį su F-Type apdaila. Tai pafilmuoju biški perihodus gražius ir pradedam kalbinti savininką. Dabar trumpai. Prieš 4 metus atkeliavo iš... Prieš 5 iš Amerikos atkeliavo. Davikliai viskas yra. 105 mylių. Nu čia 1,4. Tai ne taip ir daug. Katalizatoriai viskas. Viskas vietoj. Juodos lubos. Viskas veikia. Su F-Type apdaila įdomesnė. Kondiškė veikia? Šiaip mūsų rinkai, žinai, kaip būna, neužsirakins. Aš juodą įdėjau, aš jį nepardaviau, o tik sugebėjau apsikeisti. O gali nueiti užgesinti ir užkur. Nors dabar, aišku, šiltas moteras, nors... Jau nėra, ne? Netraška, nevarš. Nebuvo daužtainai? Buvo. Į kokią vietą? Aš galvoju, taip gražiai viskas, visur visi plastikiukai, viskas savo vietose. Nebūna taip iš Amerikos. Sedantas rinkinėje. Supratau, gerai, buferis iš defektų tas senas. Realiai tai buferį reikia persidėti. Ir populiaru. Nu, jinai nepoliruota nieko, jinai nebuvo nei karto šepečiuose. Dar klausimas, ratlankiai čia Originalūs, geri, lengvi. lengvi, ne? Pravažiuosim? O tie apžiūros dabar pas ją metam, iki tada, kai rašai gruodžio mėnesį. Dar pusantrų. A pas jūs pas visus, žinok, su stabdžiais. Juodas irgi buvo. Yra bairis, kad jeigu nori galinių suportų naujų, Nu. negausi nieko. Tik nuo 3,5 jas. Šiaip geriau biškį traukia negu tas juodas. Čia tarantuoju. Kodėl sugalvojai pardavinėti? Ne, bet reikia pinigų ir nestoja man daugiau. Per 5 metus 20 000 galiu nuvažiuoti. 30 000 kilometrų. Nedaug. Šiaip z***ys mašina. Ką galiu pasakyti? Retas, tipo, IS 300PM.
Paėmiau aš tą juodą, sakau, įdėjau, žinai, už 5,5 įdėjau. Bet ne... Nu, aš tik po... Su trūkumais buvo? Va tokie panašus trūkumai, kaip pastavė. Stabdžių diskai, tada tas barškisys variklė, kai užkuri. Bet ten čia jų lyga, ten brangiai kainuos, tarkim. Nu. Ir man irgi, su ko šnekėjau, turiu minį, aš kai važiavau žiūrėt, aš pasidomėjau. Ir draugai, kurie su tokiais laksto, iškart pasakė, nu neras. Ten sako, ne grandinės barška, ten barška. Ten sako, normalu, barškės ir viskas tvarko. Ir kas atvažiavo žiūrėt, sako, čia normalu. Liko sunkiausia. Nuspręst, už kokią sumą tu man ją atiduotum. Gali investuot 500 čia į šitą vašį. Pratekint stabdžių diskus, kaladės nupirkt. Kaladės, stabdžių diskus pratekint, bamperį nupirkt. Ir nudažyt. Jie kainos laiko, nes Z-Cap kainuoja pinigų. Ja. Su tokiu varikliu. Todėl jie kainos ir laiko. Bet aš nelabai suprantu, kodėl jos į driftą neėmė. Z-Kas įma, sunkesnis kėbulas. Sunkesnis kėbulas. Rankinis laiko? Jo. Karučiui viskas Aš manau, paliktų ją savo, žinai, turėk tokią gerą mašiną, viskas veikia. Šitie guli kažkur. Ja. Čia, ten padažyti, ten patvarkyti. Nu gal ne 500, gal 700 maksimum. Galinius bakelius tos palygint. Amerikiečiai mėgsta investuoti į automobilius. Taip, tai va, koilai, ratai. Kyša, šaibas. O kaip su koilais tiechas prasieina? Gerai, man reikia nuspręsti, mums reikia su tavim dėl gairių. Aš jos noriu, tu supranti, vėl prasideda tas pats, kas ir buvo su juoda. Aš jos noriu. Nu pasakyk, nu prašau. Nu aš norėčiau 6,5. 6,5 tu norė. Jo, nu negailėtai jie buvo pinigų, ypač kiek jinai man stovi. Tai aš pas tave stovi virš 10? Pas tave čia centų, prašau. Čia tai visą laiką buvo. Nu bet davai, sutinki, visą laiką buvo. Mašina nėra investicija, tai, bet tu ir neverki, tu tiesiog sakai, kad va toks automobilis nori perki, nori neperki. 6,5, nes aš kai tau rašiau 6, čia buvo gruodžio mėnesį, buvo dar kaip ir ne sezonas ir tavo logiška ta kaina 6,5. Bet aš norėčiau iki 6 už ją mokėti. Iki 6. Bet tavo 6,5 galų galas. Gerai, bet aš negaliu va taip va iškart nuspręst, čia ne BMW. BMW, aš 1,2 pasakau, aš žinau kainą, duok vakarą pagalvot nors vakarą. Pagalvot, priimt ir aš paskambinsiu ir pasakysiu. Nes dabar nuspręsiu, atvažiuosiu į garažą, padarysiu viską, nufotkinsiu, įdėsiu į pardavimą ir suprasiu, kad ją reikia mokėti dar parduoti. Gerai. Mes galvojam, sprendžiam ir priimam jau sekančiam kadrė savo sprendimą. Gerai. Iki 9 valandos aš to parašysiu. Okay. Sutarta. Ačiū labai, kad aprodė. Iki. Kaip sunkiai jūs neįsivaizduojate. Ką mano mylėjai? Prisijungiau aš jau po Lexuso apžiūrėjimo. Važiuoju į Kauną dėl Lexuso. Jau aš 6,000 eurų jau savininkas kaip ir sutinka, bet aš pasižiūrėjau rinką, pasižiūrėjau kaip išeina šitie automobiliai, jisai nėra lengvas į pardavimą, kaip ir norisi paimti, tai va dar galvoju, gal šitoj serijai dar paimsim, bet šiuo metu mes vykstam į Kauną žiūrėti sekančio automobilio. Nežinau, ar galima bus filmuot, jeigu ką filmuosim be veido, buvo pasiūlytas Volvo V40, nedidelis, su automatinė pavarų dėžė, 14 metų, dizelis, turi kėbulo defektų, priekinis buferis dažymui ir kažkokią problemą su pavarų dėžė. Volvo tais metais priklausė Fordui ir į Volvos dėjo Fordo variklius ir Fordo pavarų dėžės. Ir tenai pavarų dėžė Power Shiftas. Jis nėra blogas, jeigu jį tinkamai prižiūri. Tiesiog prižiūrėjimas nėra pigus. Reikia dažniau keisti tepalus, pareina sankabos. Tai lygtais, kaip sako savininkas, buksuoja dėžė. Kaina, kurį nori gauti savininkas, 2,2. Pasižiūrėsim kėbulą. Rinka kažkur prasideda nuo 3,5 tūkstančių eurų. Tokių automobiliukų techniškai tvarkingų. Pas mane planuose nupirkti už 1,718,
nes aš įdedu 200 eurų į buferio dažymą, 100 pm, pervarimai, viskas. Ir sužiūriu dėžę. Su Fordo PowerShiftais aš reikalų turėjau. Tikėkime, kad remontas gali būti kaip ir lengvas, kaip ir sunkus. Bet jeigu jungia bėgius, o tik buksuoja sankabą, tai čia nereiškia, kad sankabai ragas. Automobilis jau stovi ilgą laiką, su juo nieks nevažinėja, nes atsirado problema ir nupirko kitą mašiną. Tai vat, važiuojam, pasižiūrėsim, galbūt yra neblogas pliusas, o galbūt ir neblogas minusas. Dėl veidrodžio atsiklijavo, nes aš blogai buvau paruošęs ir netinkamai buvau klijavęs. Tai aš manau priklijuosiu ant paprastų stiklo klijų ir viskas bus tvarkoj. Šiaip nelabai jis man kaip ir reikalingas. Yra va veidrodžiai, o šitas man reikalingas, kad pažiūrėt, kas šiuo metu sėdi salone. O salone iš 7 žmonių sėdžiu tik aš. Trumpai, va, Fordukas važiuoja neblogai. Kuro sąnaudos 7 litrai. 6 bėgių dėžė. Man patinka, biškį traukia į dešinę biškį. Kondicionierius veikia. Sėdžiu aukštai, ko dar reikia? Važiuoja. Reikėtų man dar priekabą nupirkti automobiliam tempti, nes aš esu šiandien vienas, būčiau pakrovęs automobilį į UK ant priekabos ir grįžęs atgal. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mėlyje mano, mes atvažiavom į Kauną, man šiaip Kaune niekada nesiseka. Gal nesiseka. Jūsų dėmesiui Volvo V40. 14 metų. Jo. 14 metų. O pas jūs, čia tavo sesers. Sesės jau kitą turi, savo, tada jau tai. Tai galima sakyti, pasikeitė. Kiek metų jinai pas jūs? Šiaip jinai yra nuo 2016, tai jau bus 10 metų. Tai beveik, galima sakyti, 2 metų Jinai senumo. buvo 2 metų, bet jai kažkas buvo daryta. Ar buvo pakstelta, žinai, kad ir už gerą kainą ir rida palyginus buvo 60. O dabar tikra rida 100. Kažkas 125, 3 gal kažkas to. Supratau. Ir pagrindinis jos šiuo metu defektas buksuoja sankabą. Dėžė, aš manau, kad ir kitas dalykas, kažkas turbūt ragas su diskais, suportais važiuoja kalą, daužosi, žinai. Gal nuo ilgo stovėjimo. Supratau. Nu, mačiau, kad parūdėja priekį stabdžių diskai. Padangos kažkokios. 2 raktai ir vienas. Vienas. Žiemą užsikuria, jokių problemų kaip ir Tai nėra. vat ir dabar po ilgo stovėjimo. Vakar užkūriau, pasižiūrėt, ar gyva ir net nevažiau, neploviau ir nieko nežinau. Nu, gal ir gerai padarei, kad buferis jo, tvarkymui dažymui. Ir sakau, čia prieš pastatymą, čia kokią savaitę prieš. Bum, kažkaip nepamatė, žinai, ir... Jo, iki 27-12 mėnesį. Gal pravažiuosim? Gali. Atsisėsi. Rankinis. Skydeliai keičiasi 3, žinai. Nu jo, šiaip. Iš komplektacijos nepasakyčiau, kad... Jo, tik ta dėžė, sakau, čia, čia. Soka. Nu, atrodo, jinai, va, matai tą bėgį tokį, va, pavarų dėžės ir... Aš bandžiau su manualu važiuoti, lyg ir važiuoja kažkiek, bet nu, jau... Va, tai kažkas dar tak iš galo, tai gal jau čia užkirmyje, kas nes... Čia jau manualas, ne? Kažkur peršoka, ne, toks jausmas. Žinai, kaip ant dviračio būdavo, užsidedi kortą gale, per špikius daužyt. Arba butelį plastikį. Jo. Taip, nubėgsiu, aš greitai paimsiu kompą, pasižiūrėsiu. Šiam įdomu, ne. Čia vat įdomus dalykas. Jinai čia stovėjo? Vat iš čia išvažiavo. Čia iš jos? Blemba, nežinau. Variantas, negaliu pasakyti. Tepalas. Keista. Bet tokia, nu, realiai panai, tai idealus variantas, ne? Tai Maža, jo, tai nedidelė automatas. Jo, va, tie PowerShiftai. Jo, atrodo, nu, blemba, tobulas toks derinys, ne viskas, bet vat kažko vis... Jinai kai gera, jinai šiaip gera pavarų dėžė, kol viskas tvarkoja. Ne, bet turbūt- Vat man įdomu, gal tiek metų ir nejungta, ne? Tai jaučiu, kad jo.
Tai va, solenoidų bėdos. Čia, kai tepalas ilgai nekeičiamas, užsikeša solenoidai ir tada normaliai nereguliuoja. Va, tai yra Shift Fork A, Shift Fork B ir C, Ai, čia o tie visi Forduose išvardinti, buvo ne? tik A ir B. Aha. Tai jie užstringa, solenoidai, ten 2 filtrai šitoj dėžiai. Išorė vienas tokia kolba, kur reikia keisti kiekvieną kartą, kai keityti tepalą. Įsivaizduok, jis toks grubus. Ir viduj pavarų dėžės yra filtras, kurį reikia kas 5 tūkstančių. Mažai kas tą daro, ne? Mažai kas, žinai kodėl? Reikia dėžę nuimti. Ai, nu dėžė, Ir žinai, aš jau- 100 ten. Aš šiaip tokią dėžę nuimti kokius 2 5, pastatyti tą filtrą, pakeisti viduj, išardai dėžę ir jis viduj dedasi. Realiai viskas Tu jį čia. gali pamatyti, jeigu išardai dėžę ant mašinos, išardai, Ne. tu jį gali pamatyti, bet pakeisti negali, reikia dėžę ardyti. Nu, Protingai padaryti. protingai, tai čia specialiai, kad kuo daugiau pinigų būtų ištaškyta. Gerai, nu tai ir va, ir viskas maždaug yra aišku. Dabar jaučiu, kai ištrinsiu, biški geriau turėtų važiuoti ir po to vėl turėtų išmesti. Įdomu, jeigu išjungsiu, jungimą užkursiu, turėtų būti be klaidų. Jo. Pedestrianas, ai, nėra, ne. Tai matyti ir čia kas nudėžės, ne? Jo. Всё. Čia jau brangiau jau dabar. Ja, šitą. O įdomu istoriją jos dar sužinoti. Gal padiktuosi man ir pats sužinosi, nors tu visą istoriją turėtum žinot. Man dėl ridos, nes kiek? Įsivaizduoju, 12 daugiau metų. turėtų būt. Jo, aš irgi taip galvoju, Mes 105. netikrintam nieko. Ir jeigu ir jūs perkat automobilį, nedarykit klaidos. Pasižiūrėkit, pasitikrinkit jį per Carvertical. O su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidos. Jūs padėsit ne tik savo, bet ir mano projektam augti. Nes vasarą tiek išlaidų tai planuojasi. Atrodo, kad YouTube žiūri tik gyvai, žinai. Šiaip Rašo šiuo metu įprastai. 22 metais 8-8. Čia 8-8. nuo techo jau čia, nerodo. jau. Čia iš darbo jau. Viskas, 15 minučių. Alio, Man atrodo, kad nepavyko. jūs ją lietuvišką pirkot? Ne. Jinai kažkaip mes Penki- Prienuose pirkom, bet jinai lyg važinėta buvo, aš kažką atsimenu. Jinai va iš Italijos atvyko Jo, bet mes, 17 mes metais. Lietuvoje pirkom žmogaus. 17 metais nepavyko tech apžiūros, 17 metais praėjo Aha. ir viskas. 22 ir 23 jau, manau, jūs 2 kart buvo. Jo, tai čia Nedidelė buvo... Vat paskutinis į priekį jaučiu. Jo, ne mūsų viena kaltė buvo, man atrodo, į galą kažkas. Va, į galą. Prekybos centre. Jo, žala, apie kurią pranešta, galinis kairės Tai vat kampas. kur matei turbūt tą atšvaituką, tą Jo, nuskeltą, jo. tai pinigus pasiėmėm ir viso gero. Gražu, gražu. O čia jo, čia turbūt naujas. O čia, jo, naujas, priekinis buferis. Tai ką, matėte ataskaitą? Air Design salonas, pasižiūrėkit. Jo, ne šildomas, bet odinės. Kaip ir gražus, kaip ir rida tikra. Nu, ko dar reikia? Rida tikra, bet o čia vat matosi panešiota. Bet Volvo visą laiką, vat, su vairais, silpni vairiukai. Čia vat patrinta matosi. Todėl aš taip ir įsidėmėjau. Ar tikrai nebus sukta rida. Pajungsiu vėliau dar kompą, kad čia nelaikyt žmogų. Pajungsiu kompą ir pabandysiu pažiūrėti per blokus. Gerai, trumpai, kad nelaikyt, nes aš matau, kad jau, jeigu 2-2, ar nesakei? Nu, čia pradžia, kaip sakau. O kur galas? Imk ir važiuok duodu. Tai gerai tada. Šiaip jau be čeko, tai kaina jaučiu stipriai nekrenta, ne? Bet jeigu aš tau pasiūlysiu už ją 1,5. Gal kokį vidurį tarp 2 ir 1,5. Nu gerai, nei tau, nei man, 1,7. 50. Davai mesim monetą. Laimėsi tu? Norėjau pasiūlyti. Laimėsi tu? 1,8. 1,8. Laimėsiu aš? 1,7. Gerai, turi kapeiką. Turiu. Čia jaučiu, kur jinai krenta. Ne, gali savo paimti. Gali Juokauji. paimti savo, aš nieko prieš. Tu Jo, viską žemės pasirinki, pasakai prieš mesdamas. 2 eurai. 2 eurai. Skaičius. Jo. Gerai. Palauk, netrauk, aš jau matau. 1,7. Nu ir gerai. Ačiū labai. Ranka. O mes keliaujam. 7 ir 2 eurai. 2 eurai dovanų, jeigu nori, galbūt laiminga. O mes keliaujam su Volvo į Vilnių.
Žiūrėjimo metu galbūt atkreipė dėmesį, buvo išbėgęs tepalas, tai čia atsakymas paprastas, čia 100% bus iš pavarų dėžės. Tai važiuojam į garažą, aš kaip tik turiu garažę tokiai specifikacijai tepalo, tokiai dėžiai. Gal užsuksiu filtriuką, nupirksiu jau taibę, sužiūrėsiu tepalo, išstatysiu lygį, pažiūrėsiu kur varva. Nu ir viskas, ir sužiūrėsiu stabdžių diskus. 1.7 paėmėm, planas sutvarkyti ją už 300 eurų būtų labai gerai. Ir tada pirmą kainą, sakau, 3,5-4, už 3,5 nemačiau, bet už 4,2 mačiau. Pasižiūrėjau skelbimus. Subraižyta, man atrodo. Tai planas bus už 3,5 parduoti. Projektas prasideda čia, investavom tik 1,7, nėra daug, o gal jau šitoj serijai aš prisijungsiu ir sakysiu, nu va, hebra, už 2,5 tūkstančių eurų parduotas automobilis. Ne, taip nebus. Noriu parodyti jums, kaip dabar jungia tą dėžę. Sustojom. Ir vat pradedam važiuoti. Pirmas dalykas, jau pradeda važiuoti nekorektiškai. Va, jinai. Užlaiko bėgius, šokinėja tą visą mašiną va taip va. Ir čia pirmi bėgiai. Po to lygtais važiuoja, viskas tvarkoja. Važiuoja minkštai, pakaba, kaip ir viskas tvarkoja. Mačiau padangos priekiai silpnokos, sužiūrėsim, patvarkysim. Kondiškė šaldo, čia didelis pliusas. Ką Kaunas, ačiū labai tau už tokį nuostabų automobilį su pavarų dėžės defektu. Nežinau, pagal mane, vat automobilis puikiai važiuoja. Taip, reikia stabdžių disko. Manau, reikia iš pradžių, aišku, pakelt ant keltuvo. Skambinau į dažymą. Praeitoj serijai mes buvom su jumis klijavom spoilerį. Tai prie Vilniaus dažykla randasi. Paskambinau, tai mane, kaip sakoma, pablato. Gali įkišt. Tai važiuoju, parodysiu iškart, pasakys, kiek pinigų kainuos, ten reikia špakliuot priekinį buferį ir, manau, kapotą. Gal ne visą, gal tik dalį. Reikia padaryti gerai, nes automobilis tikrai nėra šiukšlė kažkokia, tiesiog jai reikia meilės. Tai parodysiu kėbulo defektus, pasakys, kiek kainuos ir važiuosiu į garažą žiūrėti tepaliukus. Pakeliu užvažiuosiu, nupirksiu filtrą į pavarų dėžę. Kaip? Aš vasariškai jau apsirengęs. Oras 20 laipsnių šilumos, nuotaika kyla. Kai variantai yra, nuotaika kyla, aš jums pasakysiu. Kai jų nėra, va tada liūdėsėlis sėdė ir pirštą čiulpė. Nu ką, mes Vilniuje įvažiuojam. Šiaip pasakysiu jums, kad nemuša per vairą stabdant. O tai reiškia, kad greičiausiai galiniai stabdžių diskai yra paveikti korozijos ir kreivy. Traukia gerai, nuo 3 bėgio viskas pas ją gerai. O iki 3 viskas labai blogai. Kol kas. Čieko dar neišvedė, tai yra didelė tikimybė, kad užteks pakeisti tepaliuką. Bet iki Vilniaus davažiavo ir tai labai gerai. Tai ką, parodžiau aš dažėme automobilį, atvažiavau, kaip matot, jau į garažą pas save, laukiu, kol išvažiuos Darius su savo S klasę ir įvarinėsiu Volvo ant keltuvo. Sužiūrėsim, iš kur varva tepalas, dapilsim tepalą, nupirkau autoaibiai, filtrą, nupirkau tepalą, tai dapilsim tepalą pagal lygį, išstatysim lygį, padarysim korekcijas, padarysim adaptacijas dėžiai, sužiūrėsim sužiūrėsim diskus, kuriuos reikėtų užsisakyti, kad nemuštų. Arba galiniai, arba priekiniai. Arba visus iškart. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai ką, užvarėm automobilį ant keltuvo ir aš jums pasakysiu, kad pas mus yra blogos žinios. Kodėl blogos? Nes planas buvo, kad tepalas
taip bėgs, bet ne per salniką, kuris randasi čia tarp variklio ir dėžės, o per aušintuvą. Tai kaip power shiftas per salniką varo tepalą, va, matot, visas šlapia ir jau va, prikapsėjo, o taip va prikapsėjo čia gal 10 minučių stovi. Kai per salniką varo tepalą, tai reikia pagal viską nuiminėti dėžę pilnai, dėžiai keisti salniką ir surinkinėti atgal. Bet tai yra niuansų. Kodėl aš pats to nelabai noriu daryti ir galiu daryti. Nes kai nuimi dėžę, tenai po to reikės sustatyti sankabas, reikia įrankių specialių, reikia mokėti. Čia nepaprasta BMSO dėžė, čia power shiftas, čia kaip DSG, čia Fordo DSG vadinama. Ir jeigu kažką blogai padarys, jinai blogai veiks. Ir po to suvalgys, reikia kalibracijų daryti, suvalgys sankabas, jinai pati save po to suvalgo tą dėžę. Tai va, todėl aš stoviu dabar ir galvoju. Tepalą aš nupirkau, užvažiavau į autoaibę ir netgi meilės filtrą paėmiau. Hebra, jeigu jums kažkokių dalių reikia, tai tik į autoaibę. O jeigu pakabos arba filtrų, kreipkitės į autoaibę ir išsirinkit savo modeliui meilės gamintojo filtrus, meilės HD detalės. Aš jiem pasitikiu, visą laiką perku, dedu ir problemų nematau. Trumpai biški mes nuo temos mūsų atšokom. Ir aš stoviu ir galvoju, kągi man daryti. Šiaip labai liūdna žinios. Būtų gerai, kad sutvarkyt. Aš jau kaip ir užsirašiau į dažymą, man paskaičiavo 300 eurų kapotas buferis sparnas, bet salniko aš tikrai nekeisiu. Aš tiesiog neturiu tokių galimybių. O laukti mėnesį servise. Aš žinau, kaip servise būna. Mėnesį pralaukti, gal parduot. Tiesiog parduot. Tokia kokia yra. Žiūrėsiu, galvosiu, galbūt jau sekančiam kadrė, kai prisijungsim, aš jau būsiu pardavęs. Bet šiuo metu mes atliekam pagrindinius darbus. Pakeičiam filtrą ir išstatom tepalo lygį pavarų dėžiai. Padarom kalibracijas ir pažiūrim, ar veikia gerai. Aš išpasakojau viską, o po to pamačiau, kad nėra neįrašoma. Vat filtriukas. Vat, ką tik išpakuotas. Tai yra filtras, kuris skirtas būtent šitiem dėžiam. Tai aš apie juos žinau, koks tepalas pilasi, kito neįpilsit, pigesnio neįpilsit, veiks blogai, važiuos blogai. Tai kas turi tokią dėžę, aš jums pasakysiu, darykit aptarnavimus kuo dažniau. Kas 50 000 reikia pakeisti tepalą pilnai, su filtru kartu, kuris stovi dėžiai viduj. Tai reikia nuimti dėžę realiai. Galima ir be dėžės nuimimo, bet kad gerai padaryti, reikia dėžę nuimti, pakeisti viduj tepalą. Filtrą. Ir yra išorės filtras. Va toks. Mažas su kolba. Stovi jis gan patogiai vietoj. Keiti tepalą variklį ir ten pat gali kiekvieną. Jis kainuoja 14 eurų. Nėra nieko baisaus. Taip. Kodėl ne koks meilės tepalas? Iš karto atsakau. Febis. Būtent Febis. Esmė, kad vat šitas vat kodas. Šitas va. Jis būtent šitie tepalai būtent skirti ir idealiausiai tinka šitai pavarų dėžiai. Su kitų tepalų važiuos blogai ir nepraeis kalibracijų arba kažkiek pavažiuos. Aš turėjau tokių mašinų, kur pakeisdavau į pigesnį tepalą. 2 dienos viskas tvarkoja, 3 pradeda jungt, va taip va bėgius, kiekvieną bėgių. Va taip, važiuoju. Tai pakeičiau į originalą, ko reikia įpiliau, filtriuką ir pradėjau važiuoti. Gerai, sutvarkom mes tepalą, padarom lygį ir grįžtam su, manau, gerom žiniom. Filtras, jeigu ką, randasi vat čia. Va mašina, va filtras. Gan patogiai atsisuka, va ranka net prieina, va, gali atsukinėti. Tai ką, kaip matot, pirmas etapas praėjo, aš pakeičiau filtrą, va jisai randasi, šviežus, užsukau ir dabar išploviau visą dėžę, matot, kaip dabar atrodo gražiai, blizga, matosi tepaliukas susirinkinėje. Tai
Čia vat viską išploviau, viskas švaru, gražu. Dabar išstatau lygį, užkuriu ir pažiūriu, per kur varva, kiek varva, kaip varva. Tai tokie reikalai. Tai vat, išleidžiu tepalą, turiu aš nupirkęs ir naujo, ir turiu dar 5 litrus gero. Ne naujo, bet gero, kur žinau, kad pravažiavau gal 20 km. Bakelėje stovi jau už seniau, tai realiai į dėžę 7,5 litro telpa. 7-8, taip atsakom. Šita vat, kaip matot, pažymėta 7 litrų šita vat nuleidimo toks tepalo taupyklė. Yra 2 varžtai, kuriuos reikia atsukti, vat pirmas ir vat antras. Aš manau, suprantu, kodėl dėžė korektiškai nedirba, nes tepalo kol kas iš pirmos kameros, kur turėtų būti daugiausiai, išsipylę. Nu, mes po to pamatuosim. Iš 7-8 litrų pamatysit, kiek tepalo dėžiai aplamai buvo. Aš dar išploviau baleiką. Išploviau, tai gavosi 4,5 litro. Tai kažkur 0,5 litro prieš tai aš chemijos buvau, ploviau variklį. Tai kažkur 4 litrai gryno tepalo ištekėjo iš dėžės bendrai. Kai turi būti, aš va dabar paskaičiau, 7, 3, 7, 7. Tai trūksta grubiai 3,5 litrų. Normaliai? Kaip, kur jinai važiuos normaliai? Ir dabar jaučiu degėsio kvapas. Ten, aš įsivaizduoju, kaip sankaba, tenai tikrai pasvylo. Tikėkime, kad ne iki galo. Pilu atgal normalų tepalą, ne tą patį, o pilu normalų tepalą. Pas mane išsisaugota kaip tik 5 litrų ir čia naujo tepalo. Ir viskas. Gal stabdžių diskus dar pakeisti. Bet vis tiek salnikai keis žmonės. Ir stabdžių diskus pakeis iš karto. Jūs neįsivaizduojat. Galima padaryti normaliai. Dar pakeisti stabdžių diskus. 300 dažymas, tai čia būtų jau 2000 eurų. O stabdžių diskus pakeisti dar 100 eurų. 2,1. Padangų reikėtų priekį. Dar 100 eurų. 2,2. Suvedimas 2,2 pem. Plius reikėtų pavarų dėžės sutvarkyti. Tai vat grubiai darbas ten su nuėmimu 2 pem pastatymu, salniko keitimo kažkur 400-500 eurų. Tai 2,8 stovėtų techniškai tvarkingas automobilis su tech apžiūra, su pavarų dėžė, kuri jungia bėgius normaliai tolygiai. Ir Zazora kaip ir yra iki 4, taip? Pardavinėti už 4. Ką, 1200 mažai uždarbė? Ne. Bet aš dar paskambinsiu, aišku, pasidomėsiu, bet man atrodo, kad dabar vasaros visi atostogauja ir meistrų daug atostogauja ir laukti reikės apie mėnesį vieną eilės. Ir jinai stovės, o išardys man dėžę ir pasakys, kad dar ir sankabą komplektą davai iškart pakeisim ir išeis visą štuką. Gal tik salniką sakyt, kad pakeisti, bet jie tada be garantijų duos. O taip, sakys, reikia sankabą. Ką, aš nežinau tų meistrų. Žinau. O dabar mes pakeisim tepalą, jinai man atsistos 1800 su kūru ten atgal. Ir įmest tokią, kokią yra. Sakyt, kad salniką reikia pakeisti, stabdžių diskus už 2,5 arba 2,6. Žmogus štuką investuos 3,8 žemiau rinkos kainos ir saugų jau padarys dėžę ir visus salnikus viską jau sutvarkys normaliai. Gerai, dar galvosim. Pilam tepalą, kalibruojam dėžę, gal jinai nevažiuos. Tai ką, kaip matot, filtras nuimtas. Sekantis etapas - rast ir atsukt tokį pat varžtą. Nuleidimo, įleidimo į dėžę, jis labai panašus, toks pats kaip ir nuleidimo. Čia ant Volvos biški patogiau, matot, reikėjo tik filtrą nuimti ir viskas. Tai čia pilam 5 litrus, pakeliam mašiną ant keltuvo, pravarom visus bėgius, tada atsukam kontrolinį tašką, pažiūrim, užgesinam, atsukam kontrolinį tašką, jeigu teka, tai sulaukiam. Jeigu neteka, tai dapilam dar ir dar. Sunkus darbas iš tikrųjų. Bet dabar iškart pilam 5, po to tikrinam. Aš iškart prisijungsiu, kai jau kalibruosiu dėžę. Ir kai mano veidas bus arba su šypsena, arba be šypsenos. Kaip suprantat, nepadėjo. Padariau adaptacijas, pravažiavau, vienu momentu padeda, perkuri mašiną, vėl tas pats. Plius dar labiau dabar pradėjo
mušt stabdžių diskai. Tai vat, paskambinau aš į dažyklą, sakau, atsisakom, nes paskaičiavau, apsimoka ją tvarkyti. Bet aš nelabai noriu laukti. Aš, atiduosiu į servisą mėnesį po mėnesio, o pas mus su jumis visai kitoks kontentas, mes perkam, parduodam. Tai štuka 8 grubiai jinai man stovi, tai nieko nedarysiu, pabandžiau. Žinot, būna, šauni ir pataikai ir pabandai ir susitvarko viskas. Čia dėja ne tas momentas, reikia daryti daugiau darbų, pardavinėsim tokią, kokia yra. Tiesiog per pus pigiau rinkos kainos, varau aš ją į mūsų vietą, kur stovi mūsų mašinos, pastatau, rytoj nuplausiu, nufotografuosiu ir dėsiu į skelbimą. Jinai važiuoja visais bėgiais, nebuksuoja sankabą, tiesiog nekorektiškai jungia. Aš manau, prasiduos greitai. Už 2 įdėsiu, 2-3 paderinsiu ir turėtų prasiduoti. Gaila tik laikas mūsų su jumis baigtas šią savaitę ir klausimas, ar jūs sužinosit. Rytoj jau penktadienis, šiandien ketvirtadienis, aš turiu priduoti medžiagą. Ačiū labai kiekvienam, kas žiūrėjot. Šią savaitę mums nepavyko visiškai nieks, apart gero darbinio arkliuko. Tai važiuoju dabar į Kauną vėl, arkliuką savo paimt, jis nepaves mane, važinėt. Šiuo momentu mes su jumis atsisveikinam. Parašykit savo nuomonę, ar investuot ir padaryt, ir parduot brangiau, nes galima ją parduoti už 4 sutvarkytą ir kažkur atsistos jinai atsistos kažkur 3,8, sutvarkymus visko 3,8-4, galima ją parduoti brangiau, nes po 4,5 ten pabraižyti visi stoviai, ne su tokiom rydom, bet galbūt aš užmetu savo, žmogus sutvarko ir savo turi gerą mašiną ir važinės. Parašykit komentaruose, o šiuo metu mažiau kalbų, daugiau darbų, mes keliaujam link sekančių variantų. Jeigu turit ką parduot, parašykit man, aš su mielu noru atvažiuosiu, nupirksiu. O šiandien mes baigiam. Ačiū, kad buvot kartu. Iki sekančios serijos, draugai. Tikėkime, mes su jumis dar susitiksim. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.